Sveiki! FIFA Lysos žiūrovai, per šį vaizdą įrašą šiandien pasakysiu, kodėl FC Mobile yra geriau už FIFA 24, kuris kainuoja 70 €, kas yra tiesiog, neįtikėtina. Bet FC Mobile yra nemokamas žaidimukas, kurį galima įsigyti Google Play ar App Store programėlėse. Taigi pradėkime, kodėl FC Mobile yra geriau už FIFA 24. Ok, pirmas faktas būtų, nes FC Mobile turi geresnės grafikas, galima sakyti net 3 kartus geresnės grafikos. FC Mobile turi 2140p quality, kurią galima matyti visose žaidimo schemose. O FIFA 24 yra tik tai 17p arba 480 geromis dienomis. Mokinukai, priėjome prie antro fakto. Antras faktas būtų, ne faktas, o tiesiog teiginys, kodėl FC Mobile yra geriau. Taigi, antras teiginys būtų, nes FC Mobile tiesiog turi daugiau žaidėjų. Arba tiksliau, net daugiau žaidėjų reikėtų sakyti, o net 1726 nuostabus žaidėjai, kuriuos jūs galite atsirakinti tik žaisdami šį žaidimuką. O per FIFA 24, kuris kainuoja 70 € per Epic Games arba kitas programas, kuriuose galite įsigyti, o jisai turi tik tai, spėkite kiek? 26 žaidėjus. Tai yra tiesiog labai niekingas kiekis, kaip už 70 €. Tik tai gali būti sudarytos labai silpnos ir mažos komandos. Tai štai yra antras faktas, labai liūdna. Taigi eikime prie trečiojo ir paskutinio fakto, vaikai. Iš tikro, atsiprašysiu, iš tikro yra 4 teiginiai. Taigi, trečias teiginys būtų, tiesiog FC Mobile yra daugiau turinio. Pavyzdžiui, galima treininti savo žaidėjus, kad jie būtų dar geriau išmokę viską. Taip pat yra galima treniruoti, kad būtų geresnis shootingas, driblinimas žaidėjų. To neįmanoma FIFA 24. Dar yra visokie shopai, marketai, pinigėlių gavimas per FC Mobile ir rinkimas kolekcionuoti žaidėjus. O per FIFA 24 absoliučiai nieko. Prisijungi už 70 € žaidimą, paspaudi play ir viskas. Ir žaidži su savo 22 žaidėjais tenais. Vapšė liūdnas, labai liūdnas žaidimukas tenais. Už 70 € sumokėti. Ketvirtas faktas būtų, FC Mobile yra tiesiog labiau prieinamas visiems. Kodėl? Nes jis yra ant telefono. Ir telefono turi daug daugiau žmonių negu prie kompiuterio nusipirkti už 70 € žaidimą. Ir tiesiog labiau prieinamas visiems, nes turi telefoną ir net nekainuoja. Tai net silpstantis alkani Afrikos vaikai galėtų žaisti žaidimuką kiekvieną dieną ir uždirbti iš jo pinigus, kad pramaitintų savo juodukų šeimas. Iš tikro juodaodžiai yra labai geri žmonės, myliu juos. Iš tikro myliu labai juodaodžius. Čia buvo mano ketvirtas faktas. Ir penktas, iš tikrųjų, atsirado net penktas. O tas penktas faktas yra, kad penktas faktas, kad tiesiog tai yra geresnis Penktas faktas yra, kad tiesiog tai yra geresnis žaidimas. Kam čia net aiškinti? FC Mobile yra Ronaldo, o per FIFA yra Haalandas ant nuotraukos pačio FIFA, kas ir tiesiog yra pasityčiajimas. Štai va, mano yra visi faktai. Tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas ir susitiksime kitą savaitę, mano mėlyje žiūrovai. Ate!